dalykų iš tikrųjų bus dar svarbesni, bet tam, kad jau būtų svarbus, prasmingi ir reikšmingi, tam reikia pradėti rengtis dabar. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad atsiradęs yra tas projektas, kad buvo ta idėja, kad buvo tie žmonės, kurie ėmėsi vesti tą projektą, su projektu 120 jau girdėjau Lietuvos mokyklų, apie tai jūs šiandien girdėsite. Ir dar turbūt labai prasminga tai, kad projekto renginiai vyksta rinkimų įkarštyje kovose, ir jūs jau išties mokėsite rinkti, atsirinkti, kritiškai vertinti, matyti ir girdėti, kaip yra ir kaip galbūt turėtų būti. Tai didelės sėkmės projekto koordinatoriam, ekspertam, svečiam. Ir jeigu jūs man leisite, aš negaliu visiems padovanoti po Šratinuko gimnazijos, bet va jau nebėra yra pakelta. Tai ekspertams ir svečiams bent po Šratinuką, kad jums rašytų jūsų puikias mintis. Tai sėkmingo darbo. Gražaus darbo. Ačiū labai. Labas rytas. Kaip smagu rytą pradėti nuo dovanų gavimo. Ir aš esu Agnė. Atvykau iš Pilietės visuomenės instituto, ten dirbu ir šiuo metu daugiausiai dirbu su projektu Kuriame Respubliką. Jums galbūt tai atrodo mistiški žodžiai, ką reikia atkurti, kažkokią respubliką, bet šiandien šią dieną mes būtent ir aiškiname, kas yra respublika ir kaip mūsų grupės mokyklos gali tą respubliką kurti. Ir mums dar padės mūsų projekto ekspertai Vidas ir Vladas. Kai mes šiandien prisijungsime prie jūsų Šiaulių miesto bendruomenės mokyklų, kad norėtume mokytis. Ir šiandien tokia galbūt viena praktinių informacijų, kad turime nusidėti pabūti čia iki 5 valandos. Bet neišsigąskite, nes turėsime pietų pertrauką, turėsime arbatos pertraukėlės, taip po jūsų laiko irgi skirsime. O šiaip ieškosime idėjų, ką jūsų aplinkoje, ką jūsų mokyklų, jūsų miesto aplinkoje jūs norėtumėte pakeisti, tobulinti ir kaip tą būtų galima padaryti. Bet, kad darbas vyktų sklandžiau, kad mums būtų paprasčiau vieni su kitais bendrauti, mes iš pradžių norėtumėm susipažinti. Ar dar tas Vladas gal norėtų kažką pasakyti? Noriu susipažinti. Tai vieną žingsnį mes jau esame atlikę, tai yra vardų korteles, kokias visi turime prisisegę. Bet dar kitas žingsnis, tai tiesiog prašysiu išsitraukti iš šio dovanų maišelio, nežiūrint, po vieną lapelį, visiškai nesvarbu kurį. Svarbiausia, kaip nežiūrėjau. Čia yra Renata Kastate, jie yra iš Dešvario gimnazijos. Anksčiau mokėsi Katalikos mokykloje, turi Katiną Rykį. Jie nemėgsta dokumentinio filmų, daugiau mėgsta visus, taip pat mėgsta įvairią muziką. Turi sesę 6 metų, jos mama dirba praktikumį. Norėtų nukeliauti į Vokietiją, norėtų gyventi Londone. Taip pat... Čia yra Dvirėje Londė, mokosi Stačio gimnazijoje. Turi brolį 22 metų, turi mamą, tėtį, močiutę, senelius. Jos tėtis dirba Stalijoje, o mama dirba Kipre. Sakė, labai patinka, nes visą gyvenimą tikriausiai skirtus pas ją. Mėgsta visus filmus, visą muziką, visokių stilių. Taip pat labai nemėgsta grybų. Dabar gyvena Pietinėje. Jis norėtų labai turėti šunį, bet sakė, kad atsikrausti šalia mokyklos, kad nusipirkti didelį šunį, laiką arba
norėčiau sugrįžti galbūt mediciną, nes jos mėgstamiausios pamokos yra chemija ir biologija. Nepatinka matematika, anglų ir lietuvių. Ir Ne, ačiū. turi katiną, kuris yra konvekšlės vėjas, dėl to nes vienas yra alergiškas kačių plaukams ir negali turėti ilgą plauką katiną. Taip pat turėjo ir dėl, bet jo jau nebeturi. Kas dar? Taip pat turi alerginę šienligę, kurią turi vėja ir aš, tai yra gal iš vitaminių panašumo. Taip pat yra šiek tiek alergiškas kiaušiniams, tačiau sakė, jos sakė, kad gali, bet nelabai dažnai siekti. Taip pat sakė, kad mėgsta, ateityje nori žakas studijuoti Anglijos universitete ir savo ateitį sieja su verslu bei ekonomika. Tai čia yra Taitė, mokosi taip pat Romuvos gimnazijoje, yra mano klasiokė. Ir jie žada, jie jau yra pasirinkusi tiksliai profesiją, ne taip kaip aš, ir žada būti aviatorė, tai reiškia skrydžių kontrolė, radom daug labai bendrų požymių, tai abu turim katiną ir abu turim tos pačios veislės katiną. Jie taip pat turi lergų, yra alergiška šienligiai. Namie laiko katiną, kuriuo labai džiaugiasi ir didžiuojasi, nes yra nepaprastai gero būdo katinas. Užaugino dukrą, ji dabar yra Indijoje ir atsisako padovanoti mamai anūkų. Vis dar? Vis dar. Aš įdomu, kas atsisako. O šiaip tai man panašu, kad ji yra laiminga, žavi moteris, gerbkit ir mylėkit. Ačiū. Čia yra Roma. Ji yra Šalkauskio gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja ir yra lituanistė. Turi dukrą ir sūnų. Dukra yra 4. kursė, studijuoja istoriją ir antropologiją ir turi sūnų, kuris yra 4. klasės. Labai gerai įsibantų mamai. Nepaklysta klasė. Pati sakė, kad suplanavo taip, kad būtų, kad galėtų atskirti, kas kur yra, kas kur mokas. Augina žiurkėną ir sakė, labai džiaugiasi, kad kai girdi, kad naktimis kažkas dar krebžda, kad yra gyvybė dar viena. Turi vyrų pasakiau. Sūnų ir vyrą. Du vyrus. Žiurkėnas irgi vyras. Kiek žinau, vyras dar dirbo, dabar nežinau, bet gal dar tebedirba Šiaulių universitete. Pati yra šiaulietė ir baigus yra, sako, labai moteriška tais laikais buvusi institutas ŠFI. Šventųjų Panelių institutas. Nes labai daug merginų. O šiaip labai mėgsta vaikščioti, va tiesa. Vienas iš jos hobi vaikščioti ir va dabar keletą dienų, sakė, einu pėstute namo 4 kilometrus. Ir to labai džiaugiuosi, nes galiu pastebėti, ko mes važiuodami autobuse nepastebim. Pavyzdžiui, vakar vaivorykštė. Kas matė? Kas vakar matė Čiauliuose vaivorykštę? O Roma matė. Apsilanuotas vienas mudvi. Tai tiek. Tatjana, Romuvos gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, ji yra rusistė. Didžiausias jos pomėgis yra kapstytis darže. Gyvūnijos kiek turi, tai tiesiog labai pavydėjom. Labai pavydėjom jos gyvūnijos pasaulio, nes ji turi ir triušių, ir žuvyčių, ir paukštukų, ir šuniuką, ir kačiukų, ir iš tikrųjų gyvūnijos pasaulis visas aplinkuje. Turi 2 užaugusias dukras, jau turi 3 anūkus, vyriausia anūkė jau 7-okė, o kai ją pasižiūrė, atrodo vis dar jauna moteris. O jau močiutė. Taip. Taip pavyko. Nes ji ir aktyvi, ir graži,
ir sportiška, ir nenustygstanti vietoje. Iš tikrųjų labai universalus laikas šiame amžiuje, ko iš tikrųjų labai reikia. Nes Ieva yra ir sportininkė, sportuoja tinklinį, žaidžia už mokyklos komandą, ji yra mokyklos Seimo narė. Tai gal apie tos aktyvumus tiek. Ir toliau Ieva, kadangi Agnė uždavė tokį toną, tai pasakoja apie savo gyvūnus, kuriuos jai perleido brolis, nes brolis gyvena atskirai ir augina degučius ir jų tiek daug atsirado, kad turėjo išdalinti ir 2 atidavė Ievą. Ir dabar Ieva yra atsakinga už juos. Labai džiaugiasi. Toliau, kaip ir visas jaunimas mėgsta vaikščioti į kiną, klausytis muzikos, bet įdomiausia tai, kad Ieva visiškai nesigaili atėjusi į šį projektą, džiaugiasi, kad klasės auklėtoja pasiūlė dalyvauti tame projekte, nes ji tikisi susirasti draugų, bendraminčių ir ruoštis tolimesniam gyvenimui. Aš norėčiau pristatyti Ievą. Jis yra iš švietimo skyriaus, šitame projekte yra stebėtojas, turi 2 vaikus ir tiesiog labai domisi žuvytėmis. Nuo to laiko, kai tai žuvyčių gavo savo gimtadienio progą. Taip pat anksčiau dalyvaudavo folkloro veikloje, jis dabar, kaip pasakė, turi tokią pertrauką. Na ir tiesiog irgi džiaugiasi, kad atėjo čia tiek daug mokinių, kad mes čia dalyvaujame ir tikisi tiesiog, kad tiesiog bus puikus projektas. Šalia manęs ponas Vladas. Yra šio projekto stebėtojas. Kiek atsimenu, jeigu neklystu, yra Kauno Lietuvos federacijos biurokratas. Sekretorius. Laisvalaikio mėgsta žvejoti, mano dauguma vyrų tai mėgsta. Jau mokyklą jau baigė prieš 40 metų, turi 4 anūkus. Tiek. Tai aš nežinau. Tai aš pristatysiu Romuvos gimnazijos mokytoją. Jau dabar 20 metų mokytoja, yra istorijos mokytoja. Taip pat laisvu laiku nuo pamokų ir nuo istorijos mokytojos darbo dirba Kipre. Yra apkeliavusi Europą ir buvo Strasbūre praeitais metais su vaikais. Turi 2 dukras, Rugilę ir Radvilę ir kitą panašiau. Gyvūnų neturi. Sakė, gražiau pažiūrėti, negu pačiai. Ieva, iš Dvarioko gimnazijos mokinė, trečiokė. Žada studijuoti tarptautinius santykius, patinka istorija. Mokykloje dar išskyrė bendravimo kultūros discipliną. Sakė, kad pas jos mokykloje nėra klasės auklėtojų, kuratoriai. Turi brolį vyresnį, jaunesnį. Gyvūno neturi, mėgsta dainuoti. Man beklausant pasidarė baisu, ar čia išsiteksi, tai jūs projekto rėmės, kiek skaito, šoka, dainuoja, kiek gyvūnų turi, mylit, nemylit juos ir taip toliau, ir tokie mes visi skirtingi. Bet tik net pagalvojau, gal čia net 3 Respublikas, kokias 3 Europos Sąjungas galima kurti su jūsų talentais, pomėgiais ir veiklom. Bet taip dar kartą ačiū, aš tikiuosi, kad tai mus truputį išjudino ir dabar truputį yra drąsiau pasižiūrėti vieni kitiems į akis ir bendrauti, draugauti su kaimynu. Ir kol dar Vidas ir Vladas man leidžia čia šėlioti, aš noriu pasakyti porą trumpų dalykų. Tai vienas iš jų, dabar kiekvienam stalui duosiu po tokius segtuvėlius, tai yra
paaiškinti, Čia gal tas- tvarkyti tą dalyką. bendrauja su šituo Kažkas sėdi tos kalbos pasiekti. Mes lyginom, nepavyko. Tai kol spręsim techninius dalykus, aš pakalbėsiu toliau. Tai yra viskas, ką iki šiol galima sužinoti apie projektą Kuriame Respubliką. Ir tad mes labai kviečiame jūs nepamiršti šitų dalykų, nusinešti namo ir galbūt jums padės ateityje tiesiog. Žiūriu, mėgstam dėmesį, tai kad tiksliai šitų popierių niekas iš jūsų neatims. Siūlyčiau jums parašyti vardą, kokį nors didelį, kad jūsų asmenybės. Paskui jūs nusės jūsų archyvuose arba kitose vietose. Tai tikėsite į tą apžėlį. Tai Kuriame Respubliką, vietinio veikimo koncepcijų dėl ko, vardan ko čia viskas buvo sugalvota. Sugalvota buvo Pilietinės visuomenės instituto žmonių, direktorių, kad vis dėlto reikėtų kažką tai keisti ir pasitaikė galimybė apeliuoti ir gauti Europos Sąjungos pinigėlių būtent dideliam projektui, kurį ugdytų tą mūsų pilietiškumą. Tai yra būtent dideliam, šitas projektas yra unikalus, tokio projekto pobūdžio Lietuvoje gal nebuvo, kuris vienu metu apima daug mokyklų. Tai yra, jis apima 30 savivaldybių, šitam projektui dalyvauja apie 130 mokyklų. Ir manome, kad tai mes galėtumėm spręsti tam tikras problemas. O projekto paskirtis tai atnaujinti pilietinį ugdymą. Tur mokyklose pilietinio ugdymo pamokos, neatsimenu kiek jas skirstamo, kiek tas skirimas. Dar galite pataisyti kas nors. Į metus kiek tada? 8 valandos. Kas savaitę po vieną. Kas savaitę net po vieną. Tai va. Įvairiose mokyklose būna įvairiai, bet visi atkreipė dėmesį, kad vis dėlto kvartalinio pilietiškumo pamokas daugumoje kalbama gal ne apie tą, apie ką norėtųsi. Tai yra būna, kad jeigu nueini akciją darbą, tai tau užskaito tas 4 valandas ir viskas būna tvarkoje, kitoje vietoje kalba apie istoriją, kitoje pasidaro klasės valandėlės ir žmonės galvoja, kad taip neturi būti. Ir nesakyčiau galvoja, kad vien tik tai šitie žmonės, tarkim, tas pats Lietuvos jaunimo organizacijų tarybė buvo irgi priėmusi rezoliuciją apie pilietinio ugdymo pamokas. Ir kas labai faina, kad mes inicijavom, tai Jonavos apskritas stalas inicijavo tą rezoliuciją, žodžiu, vieną kartą tokiam susirinkime, kai mes gavom vieną panelę, kėlė ranką, kad būtų faina, kad viską tą pasakytų mums po pilietinės pamokos, o mes čia užsiimtumėm jau rimtesniais dalykais. Mes pagalvojom, kodėl ne, neprastumti tą rezoliuciją, kai buvo priimta. Tai va. Ir vis dėlto apie ką kalbėti ir kaip kalbėti. Va, daugmaž tas žemėlapis, iš kurio matosi, kad vis dėlto apimam didžiąją dalį tos lietuvėlės, tai yra, galima sakyti, niekas neužmirštas. Ir dabar, kaip sakoma, projekto eigoje eina įvadinės tos darbo, įvadinės kūrybinės laboratorijas. Projektas turi 24 ekspertus įvairių sričių, tai Vydas su manim esame čia, į kitus miestus važinėjom su kitais ekspertais, pristatinėjom tą projektą, tą idėją ir manau, kad projektas visas trukmės irgi gan didelis, 30 mėnesių, bet tai nereiškia, kad 30 mėnesių skaičiuosi kažkaip jūsų universitete, atrankusi ir taip toliau. Tai ne, šita dalis, kad iki to vyko tyrimai, vyko organizaciniai darbai, mūsų blokas, su kuriuo susidursim, partneriai. Ir be abejo, Pilietinės visuomenės institutas, kuris sugeneravo šitą idėją ir paleido ją, kaip sakoma,
įtrauktų mokykloje, plius galbūt jau jūs mokykloje atrastumėte kokių nors verslininkų, ar šiaip iš kokio nors centro kitų žmonių, kurių jums reikia pagalbos, tai tie, kurie jums padėtų ir ateinantis iš mokyklos, tai būtent įeiti tą vietos komandą. Lygiai pačiai kaip ir kūrybiniai laboratorijai, įeina ne tik mokyklų komandos, bet ir partneriai, kuriuos jūs galite surasti pagal savo projekto pobūdį. Pavyzdžiui, jeigu kad koks nors aplinkosauginis projektas, gal koks komunalinis ūkis. Arba, pavyzdžiui, bendrimas irgi jau atsitiktų kaip ir projekto vienas iš partnerių, kaip iš savivaldybės atstovas, kuris irgi jūs kviesime dalyvauti kūrybinėse laboratorijose, tose susitikimuose. Tai čia vienas iš akcentų, kad nebijokite, neužsidarykite savo 8 grupelėje, pakvieskite daugiau iš mokyklos, neužsidarykite kūrybinėje laboratorijoje 30 žmonių, bet kvieskite kuo daugiau pagalbininkų ir partnerių, kad tai žinias sklistų ir jums patiems tiesiog lengviau ir smagiau savo idėjas įgyvendinti. O ką reiškia tas logo, tas gandras apie žmonės? Čia yra gervė. Čia gervė. Civito simbolis. Aš po pertraukėlę paskambinsiu dievai. Jie man yra dar pasakoja apie tą, bet aš dabar dar jis, kur jis pasakoja, ką jis reiškia, aš ištaisysiu šitą. Tai va, tai aš kaip ir šitą baigiau, dabar fotografiją, bet čia ne tik kavos ir apelsinai yra, tai aš taip suprantu, kad tas virdulys jau užvyrė, jo, tai mes kiek turime? 15 minučių. Sakykime, toks ryškiausias pirmas etapas Respublikos kūrimo, žinome, Vilnius Lietuvos Respublika, tai Lietuvoje buvo tarpukario Lietuvoje Respublika. Ir pagal tą modelį, koks buvo Europa, tai buvo tikrai Respublika Lietuvoje, kurioje nori aplinkas įveikti, kai prasidėjo naujos tendencijos, žinom, tą sunkų laiką, kada ir karas, įtampas, bet čia ne tik tai Lietuvos, bet geopolitiniai dalykai. Pabandyti reikia pasižiūrėti, kas tie bendri reikalai mūsų artimiausia aplinkoje. Dažnai, kurie nori manipuliuoti visuomenę, nori instrumentais tam tikrais valdyti visuomenę ir mažiau piliečius tiesiogiai įjungti į gyvenimą. Bet piliečiais naudotis, bet to nešia, kad pilietis tampa tik darbo jėgos statistinis vienetas, arba atėjus rinkimams tik elektorato dalis, kurią to momentui reikia pažinės pamaitinti, o paskui, kaip sakyti, vėl 4 metus gyvena savo gyvenimą. Tai yra tokie epizodiniai dalykai. Ir santykiai šia prasme, jie turi tokį iškreiptą pavidalą, mūsų senai gardai, labai gyvas atminty, administracinis vadovavimas ir santykiai administraciniai. Neseną visai patirtį turėjau Kauno savivaldybėje. Ten kuriant šeimos tarybą, kur susirinkę visos visuomeninės organizacijos, kurios rūpinasi šeimos reikalais. Ta karta, kuri po laisvės gynė, jie uždėta tabų, jie visą laiką aiškino, politika tai burvas, vaikai, darysite politiką. Įsileidžia politikos į mokyklos, nešnekama apie politiką, už kad ten negyvi dalykai. Tai vienas iš projektų idėjų, ką nori
ministrą, prezidentą, narius ir taip toliau. Jo? Mokytojai eina ir tėvai. Ir jie sprendžia visos, kaip pritarė visiems mokyklos. Daugumą tai būna, kas štai procentai, žiūrime ekskursijas, seniūnai dažom, trečius turbūt reikia, viskas tvarkoja, viskas priėmė sprendimą, ataskaitą visi pasirašė, savivaldybė atsiskaitė, viskas gerai. Tai va, bet, tai va čia jūs galite reguliuoti savo gyvenimą. Tai aš kalbu apie žinojimą. Bet apie mokinių tarybą galite. Kas galingesnis iš trijų šitų? Visi vienodi. Ką? Visi vienodi. Bet kas galėtų padaryti didesnis? Reikia dviračių stovų. Mokykla ateina į savivaldybę. Sako, reikia dviračių stovų. Jis sako, ne, nebus. Ką daro? Mokytojai negali, jie nieko pasakyti, net čia jų darbdaviai, tėvai yra neasocijuoti. O ką gali padaryti mokinių taryba? Jie tarsi yra apskaitojo sąvokai. Arba LMS, Lietuvos moksleivių sąjunga. LMS yra lygios, Lietuvos nacionalinės tarybos. Ir pažaisime tokią karuselę. Tiesiog randu, kiekviena iš komandų paminės po problemą, kurią užrašė, ir gal mes bandysim padaryti bendrą sąrašą. Ir jeigu reikės, truputį pakomentuos, ką turėjo minėti. Jeigu problemos kartojasi, tada tikrai jau grupelė jos neminės, bet sakys kitą iš savo sąrašo ir taip mes keliausime per visas, kol išgirsime visas jūsų surašytas problemas ir pamatysime jas sudėlioti čia. Tada matysime bendrą šiaulių miesto jaunimo matomų problemų sąrašą. Tai visiškai prašom pradėti, kuris galas nori. Diskriminacija. Ai, problema. Aš galvoju, kurį čia stalas dabar diskriminuoja. Aš viso aišku, grupelės užduoti problemą, ne viso taip užgavo, kaip aš. Tiesiog aš ką diskriminuoja. Čia mes turėjome omenyje apskritai diskriminaciją tiek mokykloje, tiek visuomenėje. Diskriminacija. Tėvų neaktyvumas. Tai gal reikia rašyti nuo pačios bendruomenės ir toliau link respublikos. Valstybės. Nuoseklumas. Dabar viską rašau. Tėvų neaktyvumas mokyklos gyvenime, ką turėtų minėti, ne? Taip. Turime 29 problemas, plius minus 2, kadangi greit skaičiavau. Ir taip, ką bus tada veikia? Kad visi kartu nesirinksim problemų, bet dabar jūs matote visą sąrašą, kur yra jūsų minėtos problemos ir draugų paminėtos problemos. Ir dabar savo komandoje išsirinkite vieną problemą ir pagalvokite keletą būdų, pasiūlymų, kaip būtų galima ją spręsti. Gali būti 6, gali būti visiškai skirtingi. Nuo koncerto iki pasikalbėjimo, nuo įstatymų perrašymų, nuo revoliucijos iki kokius tai galima. Tai tiesiog išsirinkite problemą ir pasiūlykite būdų. Iki miestelį, 10 minučių. Taip pat integruotos pamokas, kai vėl tai gali būti rodomi įvairūs vaizdeliai, įvairūs susitikimai ir tai vis tiek paveikia mokymus labiau nei vadovėlio medžiaga. Taip pat gerinti pilietiškumo ugdymą pamokose, nes kalbėjome, kad kai kuriuose gimnazijose jo tiesiog nėra, arba kartais būna jo šleičiamas, tiesiog tu nejauti, kad tu gali apie pilietišką ugdymą, tu galvoji tiesiog, pas mus yra integruota buvo istorija, man atrodo, ir realų, tai aš nieko nepajutau asmeniškai apie pilietiškumą kažką. Tiesiog galbūt atskiras pamokas tam skirti, labiau išaiškinti žmonėm. Taip pat vienas iš būdų galėtų būti įvairių iššūkių ir akcijų organizavimas. Pavyzdžiui,
pavyzdžiui, Romuvos gimnazija turėjo išvyką su tremtiniais ir aš nežinau, galbūt kitose gimnazijose yra organizuojamos panašios išvykos, nes vėl tai yra sava patirtis, savi įspūdžiai, kurie leidžia šiek tiek kitaip suprasti tai, kas buvo tiesiog ir dėl ko reikia gerbti savo šalį. Taip pat netradicinis švenčių rengimas, tai vėl, kad šventė nebūtų, kad ji tiesiog yra, bet kad būtų vykdomas įvairios akcijos, kurios leistų įsilieti ir tiesiog širdį suvirpintų, kad vis dėlto mes švenčiam ir mes esame lietuviai. Ir taip pat, kad būtų patriotiškumas ugdymas ne per teoriją, per meną. Tai yra, kad kartais tikrai vis tiek gera apsirengti tos tautinius drabužius, gera sudainuoti tą lietuvių liaudies dainą ir sušokti lietuvių liaudies šokį, ir kad tai mums būtų malonumas, o ne tiesiog pareiga. Dažnai mokyklose vyksta pavyzdžiui susirinkimai tėvų ir kuratoriai ar auklėtojai griežtai pasako, jūsų ten nereikia, mes jums pakalbėsime atskirai ir taip toliau, o mes galvojame, kad kaip tik reikėtų, kad tėvai ateitų su savo mokiniais vaikais, nes tada vaikai patys galėtų pasakyti savo nuomonę, išreikšti, pasakyti bėdas ir kai mes buvom perfrazę, ne per tėvus, o patys. Ir tada tėvai tikrai susimastytų, nes dabar, pavyzdžiui, mano mama jau didžioji 3 metai kaip aš žmogus, jinai dar nei vieno tėvelio nepažįsta. Todėl reikėtų, kad tas ryšys atsirastų, nes jinai net nežino, kieno tai yra, kokio mokinio mama ir tėtis pasakė problemą. Ir dar susitaupytų tikrai daug daugiau laiko, nes visi sueitume bendrai, pakalbėtume, spręstume ir nereiktų laukti, kad tu atei pasakyti, tau tavai dar kažko neišaiškinti, kitą dieną, dar kitą dieną, tai užsidėti ilgai ir pakalbėti. Čia paminėjau, tėvų vakarai. Čia perfrazavome kaip šventė, nes visi žinom, kad labai gerai susipažįstame, kai yra koks balius ar šventė, nes visi susėda, pašneka, pašoka ir mes galvojam, kad tokie nebūtinai balius, bet tokie tėvų vakarai galėtų vykti. Taip, pavyzdžiui, kaip šokiai. Nes gal tu gali suorganizuoti šokius, kad aš savo mamą pakviečiu šokti, pavyzdžiui, panelę savo tėtį pakviečiu šokti ir visi pašoka, padarom kaip įdomų renginį. Pavyzdžiui, Romos gimnazijoje pas mus yra rengiami šeimų vakarai, tačiau reikėtų tėvelius paskatinti ateiti, nes iš tikrųjų šis renginys nesusilaukia daug dėmesio. Tiesiog nebūtų vieną kartą metuose tas susitikimas, o kad dažniau visą tai vykdytume. Mes ir sekantis sprendimo būdo pasirinkta, kad būtų bendros veiklos, dėl to, kad tiesiog mokyklos galėtų susiburti ir padaryti vieną darbą, pavyzdžiui, parko tvarkymas. Jeigu visos mokyklos susiburtų į vieną tokią kaip organizaciją, į vieną veiklą ir galėtų sutvarkyti tą parką daug greičiau negu viena mokykla ir tai būtų daug produktyviau. Sukurti iniciatyvinę grupę, tiesiog žmonės iš visų mokyklų, kurie norėtų tiesiog kurti, veikti, tiesiog daryti viską gerą, bendradarbiauti. Tiesiog sutarčių pasirašymas dėl bendradarbiavimo, neformalios tos tokios sutartys, kurios tiesiog mokiniai, kaip sakė, tvirtintų. O to sudaromas bendras tikslas, kad nebūtų tam, kad vieną kartą į metus susirinkom, tam padarė vieną projektą ir viską baigėm. Kad būtum, kad susidarytų tam planą kiekviena mokykla, kad tam, tarkim, visos bendrai vieną projektą daro, bet galėtų viena tam, tarkim, vieną kraštą, kitą kraštą ir visos bendrai tada aptartų ir suvaldytų. Ir vykdoma sklaida visuomeniai, tai kad gali pradžioje būti tos 2 mokyklos, bet jeigu mes kleisim, jeigu šnekėsim, prisijungs dar vieną ir tiesiog susidarys didelę grupę mokinių, kuri įvykdys tą. Tiesiog padidins bendradarbiavimą. Ir tom pačiu, kad dar reklamuotume, nes išgirdusios vienos mokyklos, kad čia vykdom šitą akciją, kad prisijungtų ir kitos mokyklos, nes jeigu nieko negirdės ir nieko nežinos, tai tiesiog ir nežinos, ko praranda tą darydams. Klausimai? Jeigu kalbame apie bendrus susitikimus, tai vyksta šiaip įvairios savalų konferencijos.
Iniciatyvinę grupę įmant tą pačią nevyriausybinę organizaciją Lietuvos moksleivių sąjunga įkūrė visų gimnazijų, ne tik gimnazijų, dabar ir paprastų mokyklų savivaldas, kur gali ne tik savivaldos, bet ir savanoriai. Taip pat yra vadovų klubas, kuriame yra visų mokyklų prezidentai, taip pat savanoriai, kurie susirenka kartą į savaitę, kartą į 2 savaites ir jie tiesiog kalbasi apie tai, ką būtų galima daryti bendro. Vėl tai yra tiesiog, ta prasme, jie nepadaro tas bendros veiklos, jie nepadaro taip, kad visa mokykla veiktų, jie gal mažą grupę žmonių surenka, net ne visą mokyklą, čia reikia, kad būtent visa mokykla įsitraukti ir kad ne tik kaip čia sakai, kad vieni žmonės susirenka, čia reikia išrinkti, kad būtų daugiau žmonių ir kad jie sumąstytų daugiau. Ir ten kai kitos mokyklos direktoriai, man rodos, vieną kartą į metus susitinka direktoriai ir aptarė. Tai to neužtenka, reikia, kad dažniau tai būtų ir ne tik direktoriai. Nes kartais per tą vieną susitikimą gerai aptariam, padarom, mes tiesiog tai pamirštam, nebeplėtojam to toliau. Galbūt čia tik Šiauliuose yra viena iš svarbiausių problemų, tai saugumas, nes kriziniu momentu yra išjungiamas gatvių apšvietimas ir dėl to, kadangi yra vis didelė bedarbystė, žmonės vagia, plėšikauja, pasitaiko žmogžudysčių, tamsiu paros metu, todėl mano, kad galėtų įjungti gatvių apšvietimą arba bent stengtis tai plėsti, gal kad ne visose gatvėse yra dauguma lankytinų vietų. Aišku, čia iškyla kita problema, kad nebus finansavimo galbūt, bet manau, gal kiekvienas žmogus atrastų kažkiek pinigų savo saugumui. Toliau mieste matome labai daug benamių šiuo momentu bent ir žmonės nekreipia tai dėmesio, manom, kad galėtų tas abejingumas pavykti, žmonės galėtų pranešti policijai arba policija pati galėtų dažniau patruliuoti vakarais, gal mažiau vaikštomasi vietose, kad ir tą pačiam centre labai daug žmonių yra, galėtų juos rinkti, vežti nuolatas. Ir manau, kad galėtų atsirasti gyventojų savanorystė, tai kurie žmonės, kurie norėtų padėti saugoti šalį, miestą, ar bet kurią vietą, kur mėgsta laikyti žmonės. Tai labai kviečiam jūs pagalvoti, paieškoti tų iššūkių, kuriuos norėtumėt spręsti savo mokyklos komandos. Tai labai panašiai kaip dabar darėme, tik tai šiuose grupėse, o dabar jau taip grįžtant į savo mokyklos komandas, paieškoti tų iššūkių. Pavyzdžiui, kai kalbėjo Vidas, man labai kilo mintis ir asociacija, turbūt iš istorijos mokytis apie sovietmetį ir apie tą pasipriešinimą režimui, kai ir labai aktyvus buvo jaunimas. Matė problemą laisvę, jaunimui trūko laisvės, jaunimui trūko valstybės, nepriklausomos valstybės. Bet skirtingos jaunimo grupės tą pačią problemą sprendė visiškai kai kuriais būdais. Vieni, pavyzdžiui, pasitelkė muziką. Buvo hipių kultūra, buvo punkų kultūra, buvo krikščioniškas pogrindžinis veikimas, buvo tie, kurie užsiėmė pogrindžio spaudos platinimą, buvo žygeiviai, jų klubai ir visi skirtingom priemonėm, bet esmė buvo ta pati. Tai buvo apie kalbama, visos veiklos vyko apie tą pačią problemą. Todėl mes ir jūs kviečiame galvoti apie problemas, apie tos iššūkius, kurie būtų padengtų kuo platesnį ratą žmonių, kad tai nebūtų jūsų klasės problema galbūt. Netgi išeiti iš mokyklos, galima net iš miesto reikia išeiti. Tarkim, emigracijai, turbūt aktualiai tiek Šiauliuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek Radviliškyje. Ar kokios tik jums ateina, aš nenoriu primetinėti, tiesiog tokį gal paskatinimą galvoti kuo plačiau ir kad ta problema, tas iššūkis, kurį jūs pasirinksite, būtų pernelyg paprastas, nes tuomet bus tiesiog nuobodu. Jeigu mes pasirinksim iššūkį, nežinau, pasodinti 3 gėles parke, tai būtų padaryti, kad visuomet dirbu, bet tenai 8 mėnesius galėsim čia ramiai gyventi. Ar tai yra dalykas, dėl kurio jūs
kaip ir bendradarbiauti kartu, domėtis vieni kitų istorijom, nu, ta prasme, vardo ar mokyklos istorijom, gal kokias mieste eisenas surengti, ta prasme, mokyklų įvairias, kad nugarsinti savo mokyklą. Daugiau seniorų diena būtų tokia, nes dabar yra aktualu, kad seni žmonės nelabai turi ką veikti ir panašiai. Ir tiesiog jiems yra labai smagu, kai tas jaunimas jos kažkaip pasikviečia ir kad mes įjungiame juos į savo gyvenimą ir nepaliekame nuošaly. Tai tiesiog juos pasikviestume, gal parodytume, sukurtume kokį filmuką įdomų, nebūtinai ten apie senovę ir panašiai, bet šių laikų. Grinai gal mes vaidintume ir panašiai, kad sudomintume. Jo. Mes dar turime kiekvieną mėnesį paskutinę savaitę penktadienio vakarus, galėtume žmonės kviesti tuo pačiu prižiūrėti filmus čia mokykloje. Gal tai padėtų susidalyvauti labiau. Jo, nes mes dabar čia susipažinom, tai gal mes ir jūs galėtume pakviesti dviem penktadieniais, gal kas nors neturėsite ką veikti ir susimąstysi. Tiesiog atvažiuoti pas mus, vis tiek, manau, šalkauskiečių pažįstamų turit su draugais. Tai va, užsuksit čia pas mus patogiai, šiltai, galvom paskutinį į temą. Patys gal galbūt patys turės iš kokių idėjų, ką pasiūlyti, ką pasižiūrėti galėtume. Tai va, ir tai bendradarbiautume vis tiek. Tai mes manom, kad tas visas projektas turėtų būti savo mokyklos vardo garsintis. Jeigu gautume paramos, būtų gerai, kad būtų galima sutvarkyti takelius, nes ne tik takelius, solelius, mes esame, mūsų mokykla stovi šalia Švento Marijos ir Beatričio parkas. Ir jis tikrai nėra labai karštingas ir tiesiog ne malona, bet kažkas galbūt norėtųsi. Taip pat mes minėjome, kad reikėtų apsaugos, tai apšvietimas. Ir mes visi žinom, kad parkas yra visiškai neapšviestas ir ten tikrai gali įvykti daug vagysčių. Jeigu mes norėtume sutvarkyti, tai reikėtų padaryti ir apšvietimą. Tada, manau, tikrai jaunimas rinkosi ten pailsėti ir panašiai, kad jie patirtų tą. Ir aplinka žmonės, nebūtų malonės. Toliau antras punktas tai būtų edukacinė erdvių kūrimas gimnazijoje. Tai edukacinės erdvės, tai tokios erdvės, kuriuose būtų galbūt malonu pailsėti, pasimokyti ar tiesiog pabūti. Čia problema būtų, kad tiesiog mokiniai neturi vietos galbūt tos pabūti, pailsėti, pasimokyti. Toliau savanorystės skatinimas. Tai mes galvojam, kad reikėtų skatinti žmonės prisijungti prie visų veiklų. Viena idėja buvo, pavyzdžiui, mes, kai mūsų mokykla yra Bulvare, padaryti skrajutes ir skatinti tiesiog žmonės veikti ir nelaukti atgaltą. Ir taip pradėtų žmonės rinktis, trauktis į veiklas ir tą patį parką, kaip ir sakėme, kad norėtume sutvarkyti. Kiti žmonės prisijungtų, pradėtume parką, statytume parką, tada gal eitume toliau tvarkyti, patį miestą pakeistume. Tai gal. Viešintume ir skleistume informaciją, nes programa buvo iškelta, kad nėra tiesiog tos organizacijos viešinamos. Per mažai informacijos žmonėms, nes galbūt galėtume daug užsiimti ir informuoti visus, kas vyksta, kaip vyksta, kada vyksta ir kodėl vyksta. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Tai bendradarbiavimas tarp tiesiog mokyklų, tarp visų žmonių, kad žmonės galbūt labiau įsitrauktų ir dalyvautų. Taip, kaip čia minėjo tos Šalkausko naktys, kad susirinktų visi ir galbūt susipažintų žmonės, tie renginiai, kad būtų dažniau organizuojami, jie būtų kuo įdomesnė. Kad nebūtų mokyklos taip priešiškos, kaip pavyzdžiui, surinkite, oi čia tas iš Dažara, oi čia tas iš Jaunonės. Čia maždaug pasikėlėte, žarba reikės. Bet tokių dalykų mažiau būtų. Mes tokios sužetus sugalvojame, aišku, dabar tą apsvarstysime, kurią dieną įsirinksime ir tikrai stengsime su ją gyventi. Ačiū už klausimą.
pilietišką moksleivį nuo pat mažumės, nuo pat mokyklos ir iškėlėme būtent mokyklos savivaldo darbą kaip klausimą, taip pat bendradarbiavimo mokykloje. Tai yra, kad mokinys eitų į mokyklą ne vien dėl to, jog jam ten vyksta pamokos, bet dėl to, kad jis jaustų, jog tai yra jo šeima, tai yra jo antri namai. Netgi kalbėjome apie renginius bendrus tarp mokytojų ir mokinių neformalioje aplinkoje, kur galėtų šiek tiek nusileisti visi iki vieno lygio ir kartu su mokytoju galėtų tiesiog pabendrauti tavo rūpimą temą, ne vien padėsti tamų dalyko. Ir taip pat iškėlėme mokinių aktyvumo klausimą. Tai yra, manome, kad vis dėlto išsprendžiama problema, žinoma, tam reikia labai daug laiko, tiesiog mokinių aktyvumas galėtų būti sprendžiamas tiesiog sudominant juos kažkaip. Ir manome, jog būtent jeigu mokinys bus aktyvus nuo pat mažų dienų mokykloje, jis ir paskui bus aktyvus savo visuomenės, savo valstybės gyvenime. Jūs išsikėlėte problemą, migraciją, labai gerai problema, kuri yra aktuali ne tik jūsų mokyklai, ne tik klasėms įdėsai. Tada, pavyzdžiui, kai jau galvosiu konkrečiai apie metodus, veiklas, kurie jums padėtų, visada, kai iššauna į galvą koks nors metodas arba veikla, paklauskite savęs, kaip jisai vis dėlto padės spręsti tą problemą. Kad jūs patys savo atsakytumėt, kad vis dėlto būtų tas kabliukas nuo metodo iki problemos ir nuo problemos iki metodo. Kad ar tikrai bent kažkiek jisai spręstų. Kitas dalykas, kalbant apie migraciją, galima, mes dabar galbūt kaip sprendimo būdą suvokiam dažnai, kad ką padaryti, kad žmonės neišvažiuotų. Bet kitas klausimas gal, o ką daryti jau su tais, kurie išvažiavę? Gal, kaip stiprinti tuos ryšius, kad gali mokykla, pavyzdžiui, nežinau, padaryti kokį sąskrydį išvažiavusių Šiauliškių, kitą vasarą stovyklą, tinklalapius bendravimui, kažkokie formai, apsikeitimai, informacija. Tai vat galima tikrai tokių skirtingais kampais žiūrėti. Tai yra tik tai patarimai, galite mane rimtai nereaguoti. Ir dabar ačiū Jums už idėjas ir kol apie jas galvojame, tai gerai būtų pereiti prie tokio dalyko kaip namų darbai. Mokyklose yra baisus tas žodis, ne namų darbai. Bet yra jų ir čia. Tik tai vienas geras dalykas, kad jie yra ne rytoj ir ne porytdienai, bet maždaug mėnesio laiko. Nes po mėnesio laiko jums teks susitikti vėl kūrybinėje laboratorijoje ir jau tik tai jau Edita jai vadovaus ir tos visus 9 mėnesius ji bus jūsų kūrybinės laboratorijos mama. Ir ką jums reikėtų padaryti iki to kito mėnesio? Tai pirmas dalykas yra aptarti. Tai, ką išgirdote šiandien, ką sužinojote, ką patyrėte, ką išdiskutavote, sugrįžus į savo mokyklas, aptarti su kitais. Kaip jau ir Vladas minėjo, pristatydamas projektą, kad mes tikrai nenorėtume, kad projektas apsiribotų jūsų nedidelėje grupėje. Jūs esate šiuo metu iniciatyviniai, esate irgi kaip ambasadoriai, išvykti mokyklą, kalbate su savo bendraklasiais, kitais moksleiviais, direktorių, valytoja, rūpininkė, valgyklos darbuotoja, apie tai, ką išgirdote, kokias idėjas dabar išsigryninote, nes kai kurie jau turite kelias, tik vieną. Išgirstate iš jų nuomonę, ką jie mano apie tai, apie patį projektą, ką jie mano apie jūsų šiandien sugeneruotas idėjas, gal jie turi kažkokių pasiūlymų kitokių. Tuomet jau reikėtų taip apsiklausinėjus, pasitikrinus, reikėtų išsirinkti tą vieną iššūkį. Išsirinkti iššūkį, dėl kurio jums norėtųsi tuos 9 mėnesius stengtis. Tai yra bandyti jau taip išgryninti pačią projektuko idėją. Kai turime iššūkį, problemą, ką norime keisti, ką gerinti, reikėtų apgalvoti, kuo tai yra svarbu. Tai vis dėlto jūs savo patys turite atsakyti, kodėl ta problema, tas iššūkis yra svarbus. Patys savo turite savo ir kitiems pagrysti. Pavyzdžiui, pagrysti, kodėl svarbu žinoti apie Šalkauskį kažką. Dabar, kodėl? Nežinau, ramiai sau gyvenu, ar taip. Bet sakelsiu rytoj turbūt irgi, jeigu apie Šalkauskį nieko nežinos. Arba, pavyzdžiui, aš gal nevaikštų tame partijoje, bet man visiškai nepakeliu
vietos ūkininkas auginantis kopūstus. Kita mokykla, kita gimnazija, kita progimnazija. Apie Šalkauskio bitininkų federaciją. Tai tarkim pagalvoti, ką būtų galima įtraukti. Preliminariai pagalvoti, kaip įgyvendinti. Tai jau iš dalies jūs jau dabar galvoti, kaip įgyvendinti. Ar tai renginiai, ar tai akcijos, kažkokie kvietimai prisidėti, nežinau, gėlių sodinimas ir panašiai. Ir penktas svarbus dalykas - tai pristatyti. Visus šitos tai, ką atliksite, pasirengti, pristatyti kūrybiniai laboratorijai, kad tai būtų pakankamai suprantama ir aišku kitiems. Ne taip, kad mes kažkur kalbėjome, atėjome, pabandėme kažkaip pristatyti, pasakyti, bet tiesiog pasiruošti konkrečiai savo idėją, kuo aiškiau pristatyti kitiems, kad būtų aišku, apie ką jūs norite daryti savo projektą. Kiek laiko čia visą tai turi? Mėnesį? Maždaug mėnesį, 5 anksčiau. Tai aš trumpai apie tuos du punktus išgirsti, jo. Ir apie ką, tarkime, ir atrodo idėjos buvo vienokios vienoj grupė, jo. Sugrįžo į kitą grupę, ten biški kitokios. Tai šitoje vietoje būtų labai faina išgirsti, ką sako žmogus, dar jis turi tiksliai gerą idėją, bet jis gal nedrąsus, jo. Tai šitoje vietoje jūsų dalykas ištraukti, kad jis pasakytų, o patiem nebijoti pasakyti. Tai kad būna tokia, jeigu su patyriminė pedagogika būna eini žygiai ir kad Andrioniškai paėmė, Brukas buvo, vienas manelė sako, kad čia tas tiltas, čia jau namai, ką tu čia štikėjai, kad 10 kilometrų. Visą naktį yra 10 atgars, šis kad nepaklausim jos, grįžo, kad čia buvo. Niekas jos nepaklauso, tai gali turi kažkas tai gerų minčių, bet tik tai nesugeba jos pasakyti. Tai yra mokytojus paprašysiu prie šito stalo visus atsisėsti, o jaunimas lieka savo erdvėse. Tai jaučiuosi, eiti pas jaunimą vidai, jo? Nesijauti mokytojas. Tai dabar yra tokie dalykai, kai kiekviena bendruomenė turi savotiškas pamatus ar valstybė, ar tai respublika, kurią jūs kūrite, tai yra vertybės. Vertybės, kurios, kaip sakoma, jomis vadovaudamasi, kūrime respubliką. Tai dabar, jeigu jūs vis dėlto likot visi, kad jūs nebūtų, kaip nori, jeigu kas galite pamatyti. Tai jis būsim 3. Tai surašyti vertybės, kurias žinom. Jo, tai tarkime, ir kurios jum yra svarbios. Tai tarkime, man svarbi vertybė viena iš tokių vertybių, tai humoro jausmas. Man labai patinka, kai humoro jausmas žmogus turi. Ir aš nežinau, jeigu žmogus turi humoro jausmą, tai yra vertybė. Tai va kas jum yra vertybės ir kokias jūs, kas jum arčiau, tas ir surašyti. Šitą duodam laiką, taupom laiką, bet tai 20 duodam 10. Kad šiek tiek, tai yra kiekviena bendruomenė turi visas įvairias vertybės. Jūs sugrįžtate į savo bendruomenę, daug aš. Tai čia pamatai, kurių turi, kaip sakoma, čia jūsų vertybės ir nieko čia nepadarysi. Kiekviena šalis, valstybė, respublika turi savo vertybės. Čia galime sakyti, tie pamatai, kurių turi stovėti jūsų, kaip sakoma, projektai. Gali kažkas tai kysti ir taip toliau, bet reikia suprasti, kad prieiti bendro konsensusą reikia kažko tai atsisakyti.
šeima laimi partijų sąraše. Tai Respublika turi ateitį. Kodėl, kad jeigu pažvelgtume į istoriją, tai šeima atlaikė viską. Ir sistemų transformacijas, politinių santvarkų, trėmimus, persekiojimus, visokius eksperimentus, kas tai bebūtų, šeima išnešė ant savo pečių. Tai yra ta institucija, kurią gali pasiremti valstybė ir pasaulinė bendruomenė. Ir visa, kas šitą instituciją bando žaloti, yra prieš perspektyvą, prieš ateitį. Ir papildantys tos dalykus, šitos vertybės visus iš tikrųjų labai svarbios, kiekviena svarbi savo vietoj, bet jei šeima yra kaip ašis, apie kurią sukasi verslas, valstybės gyvenimas, ugdymas, kiti reikalai, viskas turi perspektyvą, todėl kad turi išlikimo garantiją. Ilgalaikį. Ir šiandienai turi perspektyvą. Galima diagnozuoti. Bendruomenė sveika yra gerai susiorientavusi, o gerai sveika bendruomenė galima daug gerų dalykų padaryti ir išsigryninus prioritetus daryti. Sveikinti. Ir aš dar čia, kur buvau užmiršęs, kai buvo parašyta trečiam punktui išsirinkti jo. Iš toj vietoje aš apeliuoju tai, kad jeigu jūs dalyvaujate šitą projektą, tai nereiškia, kad jūs dalyvaujate šitą projektą ir čia viskas dalyvauja, kūrimo Respublikos, niekur nedalyvauja. Dalyvaukite visur, kur įmanoma. Dalyvaukite, bet šito vietą reikia pasiskirstyti prioritetus. Tarkime, jeigu Vygintas iš Lietuvos moksleivių sąjungos pasakys, kad čia su ta kūrimo Respublika tai bus geresnis renginys ir tau, o čia dar draugas paskambina, kad pasiginti ir tarp jų nėra kaip čia susiplėšti ir ten turėtų būti tai, mėginkite planuoti savo laiką, pasižiūrėti prioritetus, kas vis dėlto šiuo momentu yra svarbu ir kas į ateitį bus svarbu. Kad dar šitoje vietoje jūsų nuomonė, jūsų atstovavimas, ir jeigu ypač jūs atstovaujate kažkokią kitą bendruomenę ir jūs neatėjot, neišreiškėt jos nuomonės, tada gali būti, kad paskui gailėsitės visi, kad kažkas neateis ir nepasakys to minties, kuri buvo pati svarbiausia. Nes tuo momentu atrodė turėjo būti kitai. Tai šitoje vietoje sakau, dalyvaukim, bet susiplanuokim, kad viskas kaip būtų. Aš žaviuosi tom, o mes Klaipėdoje, tos konservatorijos, tos panelės, apie jų užimtumą, kad jos nuo 8 iki 6 muzikuoja, ir tau į mokyklą paskui yra trabinti, susitvarko ir dar paskui turi nuo 7 iki 9 dar papildomas kažkokias pautas. Tai kaip jūs suspėrėte? Viskas mus tvarko. Tai susiraskit laiko, atraskit, o tas padeda geriausiai savo planavimas kiekvienam žingsniam. Ir be abejo, pamatai, ant kuriuo turi stovėti ta mūsų Respublika. Ir čia, kad nepamirštumėt, tai šitą jums atsiųs elektroniniu paštu, tada per mokytojų sėditą susisteminus ir tuos 5 skirtus. Ir kuo šitas žaidimas svarbus, kurį galite pasidaryti savo mokyklos, aš sugrįžčiau platesnėse komandose. Jūs dabar balsuojant galite pamatyti, kokie mes visi esame skirtingi. Mes turbūt kiekvienas galime suprintati, kad tai yra vertybė, bet mums reikia išsirinkti, mes vis dėlto išsiskiriam skirtingus prioritetus. Bet nepaisant to, mums reikia kartu dirbti. Atsakyti savo asmeniškai, raštu geriausiai, į keletą klausimų. Kodėl mes siūlome atsakyti raštu? Todėl, kad savo minčių maišalinėje, kuri mus nuolat lydi, kartais nespėjame išgryninti to, kas svarbiausia, o kai pabandome tą užrašyti, vis dėlto tokie dalykai mums įstringa giliau. Ir tada mes galime įvertinti iš tiesų, ką sužinojome ir ko išmokome. Tai čia kviečiame visiškai asmeniškai, su nieko nesitarėt. Pirmasis, ką naujo sužinojau, į ką atkreipiau dėmesį ir kas man įstrigo. Būtent šiandien per mūsų tą susitikimą. Kas man
Tai dabar porą minučių kviečiame jūs tiesiog atsakyti savo šios klausimus. Tikrai neliepsime jų garsiai skaityti, nebijokite. Aš tik tai vieną padrąsinimą, kad reikia užsirašyti tokį statistinį faktą. Pasakysiu 3 skaičius. 4, 44 ir 100. Tai galiu pasakyti taip, kai žmogus savo žodžiu kažką pasako, tai 4 iš 100 tą įsimena ir savo įsivardyje. Kai užsirašo žmogus, tai 44 iš 100 šitą įsimena labai ilgam. Matot skirtumą? 10 daugiau negu. Tai visada verta užsirašyti. Net į pagalbą užsirašyti. Labai pasimėgti. Išstrigo, tarkime, individualybės, nesakysiu, kad, bet matosi, kad yra lyderiai, kurie nori kažką pasakyti, yra žmonės, kurie gali ir gero, ypač džiaugiuosi dėl to kolektyvų. Džiaugiuosi, kad taip išėjo spontaniškai tas pasiūlymas, kad mes vis atskyrėm. Čia, nors šito nebuvo, paskui matyti, bet atsitikti. Tai man tas įstrigo, galvoju, kad pamėginsim taip atskirti jums biškį karts nuo karto ir jūs nepatikėkit karts nuo karto daryti ir palikti juos. Patikėkit, jeigu žmonės yra kūrybiški ir sugalvoja tokių dalykų, jeigu jie pasiros būna. O jeigu dar jie būna teiginę, tai būna iš viso faina. Kodėl tai man svarbu, tai aš tikrai pasakius, tai man visą laiką buvo svarbu, kad Lietuvoje būtų geriau, kad būtų PKB, kaip jis sako, kad gyventi geriau būtų. Kad gyventi geriau būtų, tai ir man svarbu, kad aš galiu dalytis ir mėginsiu įdėti jūs iki tol, kiek galėsiu. Ką aš to ketinu daryti, tai ketinu daryti tą, ką ir dariau. Ir mano tos vertybės, nekažin ko skiriasi nuo jūsų, gal mano atveju, čia mano šeima, bet ačiū Dievui, kad mano šeima mane supranta, kad aš darau gerus darbus ir dėl to, kas nuo karto, sakant, tiek to. Noriu pasidaryti tam tikrą praktiką per gyvenimą jau atrasta, išgirsta. Koks santykis su vaiku žmogaus turėtų būti jau šiek tiek, kaip sakyti. Manau, bent jau kai ką išmokti, kai ką pavyko, kai ką tikiuosi patyrusi. Tai kur atsitinka bėdos mūsų gyvenime? Kad mes dažnai negyvenam ten, kur gyvenam. Aš čia pabandysiu nuvašyti labai didelį grafiką. Sakykime, čia eina laiko linija. Čia yra ten laikas, tai dabartinis, sakykime, laikas. Ir dalis žmonių gyvena čia. Prisiminimai apie jaunystę. Dalis žmonių gyvena čia. Svajonės apie ateitį. Viena yra istorija, antra yra iliuzija. O tikrovė tai yra iš čia. Tai tam, kad tą tikrovę priimtum pilnatvėje, tai tuo momentu reikia būtent prasyti. Ir viskas. Sakykime, atėjom į šitą susitikimą, tai jeigu galima šią dieną šiek tiek palikti už durų ir rytojus dienos rūpesčius palikti rytojus dieną, nes rytojus pats savim pasirūpės. O būti čia, tada jūs patiriat pilnatvę. O jeigu jūsų čia tik tai dalis lieka, tai jūs nesate tikrovėje. Labai nelengva tą išlaikyti iš tikrųjų. Bet jeigu pavyksta išbūti ten, kur esi, 100% ten, tai patiri nepaprastą džiaugsmą, todėl kad tą akimirką jau praėjo ir jūs nepatirsi. Tai va, šitas susitikimas man didelė dovana, kad aš galėjau kartu su jumis būti iš tikrųjų ten, kur buvau. Pabandydamas, ne 100%, bet gal 60% viską padaryti vakarinos rūpesčius ir praeities ir kitus ir pabūti čia. Nes ta tikrovė iš tikrųjų
nustatysiu laiku, jūs turėtumėte kontroliuoti. Nes niekas nepaleis. Kiekvienas žmogus asmeniškai daro sprendimą. Būti ten, kur jis dabar yra. Tai toks iš praktikos patarimas, pakėjimas ir kaip tą pabandai įgyvendinti, tas gali. Tai visiems čia ir daugiau vėjusiems gyvenimo kelionių, ir trumpiau, bet tas svarbu. Tai čia gal ne visai atsakymą Jagnis tą sudėliau, kad pusivyną, bet, kaip sakyt, palinkėjimus visi. Ačiū labai. Ir dabar dar prieš atsisveikindami, kaip padėko ženklą ir atsiminimo ženklą, šiaip gal kartais pravers, norim įteikti kiekvienam pažymėjimus.